kompiuterinė grafika gerai paruošta padeda pakelt prekybą iki 40%. Amazonas pereidinė ant kompiuterinės grafikos dėl dviejų priežasčių. Vienas, kad daugiau pirkimų vėl būtų, o antras, kad išmestų dropshipperius kinų. Tie patys Apple telefonai, Samsungas, jie ne vienas nėra fotografuojami, visi yra grafiką daryti. Mano idealus klientas yra elektroninė parduotuvė prekiaujanti produktais moteriams, tai konkretizuojant yra kvepalai, kosmetika, namų apyvokos tam tikros priemonės. Mano visas sritis sukasi taip, kad aš atsidarau kompiuteryje, atsidarau tuščią langą ir jame erdvėje išpešiu modelį. Labai gerai rekomenduojat kosmetiką, ar kas nori vizualizuoti kosmetiką, galima pasakyti taip, kad tai yra žmogus, kuris fotografuoja, supranta, kaip turi būti, daro grafiką ir dar yra labai paprastas slaptas kabliukas. Aš pats esu baigęs kosmetologiją. Kosmetologas. Mano klientas nėra pagrindė, kas su AI dirba, bando dirbti, nes tai tiesiog nėra mokus klientas, jie ieško kur pigiau ir stengiuosi daug nedaryti būtent vizualizacijų susijusių su aplinka, su namais. Interjero dizainas dar tikrai patinka, ten labai galima gražiai sužaisti su šviesom, o būtent lauko aš mėgstu tokį realistiškumą, fotorealistiką. Ir man žinant, kaip tai daroma, kad turi medžiais paslėpti vietą, medžiai slėpi vietą, kurios, kad nesimatytų tavo klaidų arba ten kraštų, aš tiesiog negaliu perlipti per save. Tai vat, būtent eksterjero dizainas nematau. Dažnai filmuojas? Filmuojuosi nedažnai, anksčiau filmuodavau pats daugiau. Sutikau filmuotis todėl, kad kada žmonėm nėra arba klientam nėra tiksliai aišku, kas ta kompiuterinė grafika, truputį daugiau atskleisti būtent apie produkto vizualizacijas. Tai vat ir tiesiog, kai kada būna gaunu ir netinkamų rekomendacijų ir tikrai gan sunku paaiškinti, kaip kas daroma. Povilai, kokią problemą sprendė ir kam? Pagrinde padedu spręsti interneto prekybininkam problemą jų produkto matomumą. Todėl, kad, kaip pasakyti, tai vis tiek padaroma kokybiška vizualizacija, kuri yra ryški, kviečia, šaukia, ateik, pasižiūrėk mane, nuspręs, kad lengviau tada žmogus pasižiūri, pamato ir nusprendžia pirkti jam daiktą, nepirkti, taip tiesiog produktą. Čia vietoj influencerio. Ne, vietoj influencerio. Kita dar problema yra tokia egzistuoja, kad kai kurie gamybininkai, jiems be galo yra sunku suprasti arba pamatyti, kaip atrodys jų produktas. Ir jie tada tiesiog bijo gaminti ar negaminti. Fotografija ir 3D. Kada verta rinktis 3D vizualizacijas? Gal tai yra tiesiog per brangu, nes kokie yra stereotipai? Pas mus stereotipai pagrindiniai, kad tai labai brangu, kad tai nenatūralu, kad tai yra iš karto žmonės atskirs, kad tai yra grafika, kad tai netikras produktas. Šiuo mano požiūriu, tiesiog nors ir mes esam konkurentai, aš matau tarp fotografų tik sinergiją, tai galima rinktis tiek atskirai, tiek kartu ir tiek fotografiją. Tai čia tiek grafika. Kada verta kombinuoti 3D vizualizaciją su fotografijom? Kokie yra situacijos? Kombinuoti verta, jeigu tu nori turėti klientui, gal labiau net verta kombinuoti tam, kas nepasitikė grafiką. Nes yra tikrai žmonių, kur pasakai kompiuterinę grafiką, ne. Bet čia tik įsitikinimas. Įsitikinimas, kad jam parodyti, kad veikia visi dalykai. Todėl, kad vien tik grafika ar vien tik fotografija, tai aš taip mąstau rinką keisdamas, kad vien tik grafika ar fotografija, jie atneša vienodą rezultatą. Sukombinavus galima gauti žymiai geresnį. Kas naudoja 3D vizualizacijas, kad įsivaizduot, ant kiek tai yra galbūt matom medijoje reklamuose, o ten yra 3D vietoj foto? IKEA jau nuo 2002 metų nebenaudoja fotografijų savo tai vis tik, produktams. Kas yra leidiniuose, internete yra viskas piešta. Pas juos yra grafika, visi matėm, kaip į namus į pašto dėžutę įkrisdavo katalogas ir daug kas sakė, kad čia labai geros nuotraukos, iš tikrųjų ne. Ten yra grinai kompiuterinė grafika. Nes būtų reikalų nufotografuoti tokį kiekį ir atnaujinimai dar. Ir atnaujinimai ir kaip sakė vienas iš dirbančių IKEA ten grafikos specialistų, kuris būtent už reklamą atsakingas, sako, įsivaizduokit, Amerikos rinkai ir Japonijos skiriasi baldų komplektai į virtuvę. Ir mums reikia visus susisiųsti į Švediją. Tada stabdyti visą dieną darbą, susirinkti, nufotografuoti, išsiųsti atgal ir tada paaiškėja, nieks nepavyko kartoti. Tai visų pirma, nors ir sąlyginai
paėmus grafiką šiek tiek brangiau, bet ilgalaikiai perspektyvoje tai atneša didesnę vertę. Ką reiškia didesnė vertė? Per ką? Matomumas, per matomumą labiau, per pastebėjimą, plus pati fotografija ir grafika skiriasi tom, kad grafikui galima padaryti, kas neįmanoma fotoaparatui. Ką, pavyzdžiui? Išdėlioti ir 2 daiktus. Kiek reikia fantazijos, kad, tarkim, pakabinti skirtingai 3 kolonėlės, paslėpti, kad nesimatytų laidai, vėlutės. Grafikui tai tiesiog imituoji tą erdvę, imituoji šviesas, ten žymiai... Ne tas rakursas buvo paimtas ir mes, kadangi turėjom reikalų su pačiu čiužinių pjūvių gamybai, tai ten mes ten... Aš žinau, jeigu reikėtų daryti fotografiją, tai žinok, va šitas rakursas gal ne taip gerai žiūrisi, davai perfotografuojam, perretušuojam. Taip, ir tai užtruktų 3 kartus ilgiau. Nes kaštai būtų kosminiai. Kaštai kosminiai. Ir parodyt skaniai, tai yra reikalų, nes kas mėgina fotografuoti čiužinio pjūvį, tai yra rimtas iššūkis. Taip, nes aš pats užsiminėjau juostinę fotografiją, tai aš suprantu, kaip veikia objektyvas, kaip fotoaparatas ir žinau, kad fotoaparatas mato arba tamsą, arba šviesą, ne taip, kaip žmogaus akis. Žmogaus akis sukombinuoja, tai grafikui gali sukombinuoti žmogaus akį iš karto. Nereikia daryti 2 skirtingų nuotraukų. Tai tau fotografija, kurią pats praktikuoja, tas šviesos valdymas padeda ir 3D vizualizacijų gamybai. Taip, taip. Nes būtent pastebėjau, kai pradėjau dar mokytis, kad aš atsisėdęs, aš iš karto matau kompoziciją galutinę. Ir aš pagal savo vaizdinį dėliojuosi galutinį rezultatą. Man užtenka tiesiog pamatyti nuotrauką telefonu darytą produktą, tarkim, kremo buteliukas. Ir jau aš mintise susidėlioju sceną, kaip jį atvaizduot, kad jis atrodytų skaniai ir trauktų akį. Kokie šešėliai, kokie atspindžiai? Šešėliai, atspindžiai, galbūt panaudoti vadinamus VFX efektus, tai yra aplinkui kremas taškosi, ten koksai kremą įkrytęs. Judesys tada atsiranda, nebe tik statika. Taip, judesys. Plus, kas dar skiriasi nuo fotografijos, tai nors ir yra judesys. Grafika nors ir vizualiai padarai statinę, tu bet kada gali ją vizualizuoti, kad jinai važiuotų, pasidarytų trumpas reelsas, vadinamas dabar tie trumpi video. Tai tas tiesiog nereikia vėl vežti produkto, nereikia užpirkinėti, tarkim, rožių žiedlapių, tiesiog viską paėmėjai vienam, sudėliojai, supaišiai kreivės ir viskas tau pasidarė pats. Dar jau labiau yra video, kur gali dar video kombinuoti, ne tik tais. Taip. Taip. O kaip sakyk, įtaka prekybai? Yra vis tiek kažkokių tyrimų daryta, gal teko bent jau girdėti kažką, nes man kažkaip su 3D visiškai akiratį nebuvo. Aš tik žinau, kad reikėjo, nes kažką reikia parodyti, nes neturim. Nes nuotrauka atrodo baisiai. Skaitinėdamas apie tą IKEA, tiesiog atradau tokių internete įdomių teiginių, kad kompiuterinė grafika gerai paruošta padeda pakelti prekybą iki 40%. Tai iš karto pakeiti paveiksliukus, jau gali tikėtis. Taip, nes vienas iš pavyzdžių Amazonas pereidinė ant kompiuterinės grafikos dėl 2 priežasčių. Vienas, kad daugiau pirkimų vėl būtų, o antras, kad išmestų dropshipperius kinų, kurie pagal jų politiką netinka. Ir dar vienas, kas iš tų atradau, kad grąžinimas iki 80% sumažėja. Kaip bedarysi nuotrauką visą laiką truputį yra plokštumos. Ne visi mes įsivaizduojame erdvę. Visi... Yra daug žmonių, kurie neįsivaizduoja erdvės ir iš nuotraukos negali, kaip ta suknelė kabės ant pečių. Tai būtent grafika ir tą padeda spręsti, nes tai naudojama ne tik, kad būtent produkto tam tikro. Dizaineriai naudoja grafiką, būtam atvaizduoti ofisam, namus atvaizduoja, kaip atrodys kvartalas. Tai yra labai plačiai naudojamas daiktas, tik tais būtent produktas, tas būtent vizualizacijos. Tik Lietuvoje jis įsikabinęs kaip architektūrinis dalykas. Kad būtent labiau kaip pasaulyje dabar įsigalėjęs, kad tie patys Apple telefonai, Samsungas, jie ne vienas nėra fotografuojami, visi yra grafiką daryti. Nes jie dar kūrimo stadijoje yra ruošiami. Kad pristatymo metu jau jie turėtų visą, nes jiems sukurti, o jeigu dizainas pasikeis, vėl iš naujo viską perfilmuoti, vėl viską perdarinėti, čia labai dideli kaštai. Kas yra tavo idealus klientas? Mano idealus klientas yra elektroninė parduotuvė prekiaujanti produktais moteriams, tai konkretizuojant yra kvepalai, kosmetika, namų apyvokos tam tikros priemonės, turinti bent jau 100 000 metinę apyvartą. O tai vis tiek būna, jeigu prekybininkas jisai gauna iš gamintojų kažkokią medžiagą? Gauna. Būna, kad gauna, bet dažnai ten jie iš gamintojų gauna jau ir pasenusias. Ir tų pačių konkurentų atsiranda, kurie gauna iš prekybininkų kokie 6. Logo pasikeitė.
logo pasikeitė. Ir tada turi iš naujo viską kelt. Tai yra daug paprasčiau, nes mes, viena iš mano klienčių, jinai prekiauja kremais, kur turi dar 7 skirtingi žmonės. Ir jinai Ką reiškia skirtingi žmonės? Nu, skirtingos 7 įmonės. Tas pačius atstovauja tą patį, prekiauja to pačiu produktu. Taip. Ir aš tiesiog dovanų sėdėjau, žiūrėjau, aš visą laiką pirmą nuotrauką duodu dovanų, kad ar tinka, ar patinka klientui. Nusinčiau, jinai įsidėjo ir jos buvo pasakytas, tai ten buvo naujienlaiškis. Ir į naujienlaiškį pakeitė nuotrauką, sako, pas mane pradėjo naujienlaiškį užsisakinėti žmonės daugiau, nes atsidarai, jis toks blankus, nublūkęs, negražus, o čia tokia ryški, kviečianti. Ir žmogus iš karto paskaito, kas tai yra ir o naujienlaiškio prenumeratorius jau minimum 5 eurai neišleistų pinigų, nes prenumeratorius naujienlaiškių jau šiai dienai vis brangsta. Tai vat būtent taip. Ir vat gavosi ir nuo tada padarėm dar gal 7 ar 8 produktus, kuriuos dėjo tik į reklamą. Tinklapį dėjo mažiau, bet viskas paskyrė būtent tos produktus reklamai. Ir pasakė, kad rezultatas buvo neblogas. Okay, džiugina. Džiugina. O kas nėra tau tada klientas? Mano klientas nėra tas, kuris labai paprastai pasako, man padarys dirbtinis intelektas. Jis nėra priešas. Tai negali dirbtinis intelektas padaryti? Dirbtinis intelektas kaip ir pagali, kaip ir ne. Kad būti dirbtiniu intelektu daryti tą patį, turi būti irgi specialistas suprast. Tenka naudotis, aš savo programuose turiu susidėgęs dirbtinį intelektą, bet aš jį naudoju tik kaip pagalbą, negalutiniam rezultatui. Kaip? Pavyzdžiui, mano visas sritis sukasi taip, kad aš atsidarau kompiuteryje, atsidarau tuščią langą ir jame erdvėje išpiešiu modelį. Tai, kad taupyt laiką, aš tiesiog dirbtiniam intelektui duodu užduotį. Nupiešk tokį buteliuką. Gairės. Jisai man nupiešia, toliau visą kitą jau stiklai, šviesos, medžiagos šviesos, lipdukai jau darau aš. O kodėl jisai negali? Labai daug klaidų dar. Klaidų. Tai teisimas turbūt ilgiau kainuoja ir užtrunka negu padačiam padaryti. Taip, būtent taip. Ir kas dar yra aš labai mėgstu dirbti su stiklu, kas yra labai sunkiai fotografuojama. O taip. Ir filmuojama. Ir filmuojama, ten yra tragedija. Tai būtent su stiklu yra gerai. Ir kiek teko matyti, kas daro su dirbtiniu intelektu, ten visą laiką nusivažiuojama į šoną. Tiesiog jisai fiziškai yra labai sunkiai apdirbamas. Būtent jo fizikinės savybės taip duoda, kad jisai neįmanoma jo apdirbti taip, kaip jisai yra, kaip matome akimis. Tai čia jau labai nesigilinsiu, nes prasideda techninės žinios mano. Tai. O keičiasi programos, su kuriam dirbi? Ar su kuria pradėjai ir ten tik tais gilini? Aš su kuria pradėjau, su viena ir dirbu. Nekaitalioju, nes tiesiog kiekvieną mokytis iš naujo, tai yra laikas, o galutinis rezultatas vis tiek lieka visą laiką tas pats. Tai esu išbandęs dar 3, kur turiu dėl viso pikto kartais reikia, bet kad jos geriau darytų, nepasakyčiau. Greitis, kad įsivaizduot, reikia žmogui, kaip sakai, ten buteliuką kremo. Jeigu ypatingai dar yra panašaus dizaino, tai turbūt ir greičiau pasidaro. 2-3 valandos ir jau galutinis produktas. Okay. Jeigu nuo nulio kur, tai čia priklauso irgi, kaip pasakyti, net jeigu ir net, pavyzdžiui, kvepalų buteliukas nuo nulio supieštų pilnai suvizualizuoti irgi 2-3 valandos. Jeigu jau kompleksinis dalykas, kur daug detalių, tai gali užtrukti ir dieną, 2-3 savaitę. O kiek laiko reikia tau pasiruošti? Ar iš karto gali pradėti, gavęs medžiagą? Gaunu nuotrauką, iš karto galiu piešti. Nes jeigu daryti fotografiją ir filmavimus, tai reikia pakankamai nemažai namų darbų pasidaryti. Man pagrindas yra modeliai ir toliau jau, kai aš jau viską pasidarau, aš dar kliento apsiklausiu, ko jisai tikisi, kaip mato, gal turi kokią nors viziją, tada pagal tai galima irgi pritraukti, daryti. Tas referencas vadinasi. Taip. Nes tą referencą man bet kokiam darbui užtenka nuotrauką telefonu. Padarė, viskas. Tai tau net fiziškai produktą nereikia turėti? Nebūtų. Užtenka nuotraukos? Užtenka nuotraukas, ar internete pamatė, man pilnai užtenka, aš viską iškeliu. Dėl ko aš vartoju žodį iškeliu, visi keisti taip klausia, nes mano paimu plokštumą ir padarau erdvėj daiktą. Tai dėl to yra ir iškeliu. O kaip yra 3D spausdinimas ir ta 3D grafika? Aišku, žinau, kad pats ir spausdinimu greta užsiėmė ir kaip tau tai viena kitam padeda, ar tai tiesiog giminingos pusseserės? Taip, tai giminingos pusseserės, nes 99% yra tas pats. Tu turi susimodeliuoti daiktą. Susimodeliuoti tie grafikai,
produktą, tiek susimodeliuoti spausdinimą. Tai su ta pačia programa darai? Viskas su ta pačia, daug kas labai keistai žiūrėjo daug metų ją, pasirodo, jau net yra filmas su ją sukurtas, ar Latvijos estų bijau sumeluoti, Flow, kur apie kačiuką. Kur laimėjo ten visus nunešė Hollywoodus. Taip, kur nunešė Hollywoodus. Ir tai yra sukurtas su programa, kuri daug metų buvo nelaikyta industrijos standartų. Tai čia blenderis. Blenderis. Su jie tiesiog labai sunku buvo išmokti, bet kai išmoksti, ten skraidai joje, kaip ir bet kur kitur. 3D Max'ą paimsi, tas pats išmoksi skraidai. Tik vienas pliusas didžiulis, mano nuomonė, kad jin yra atviro kodo ir nemokama. Ten nėra nemokamų daug dalykų, ten tiesiog pati programa nemokama, o jau įskiepiai. Priedai visi. Priedai tu žiūri, ar galiu aš atsisėst, suprogramuot ir jau nuspręst, ar aš duodu visai rinkai nemokamai, ar aš pasiduodu už, tarkim, 20 eurų. Nes kai kurie, kas dirba su blenderiu, jie tiesiog niekada nepiešia, bet kuria tik įskiepius. Kiti... Tik kaip su WordPress ar kitom platformom. Kaip ir visom, taip, kitom. Tai vat, dėl tų įskiepių, tai galimybės net ne vienas profesionalus Hollywoodo 3D grafikos artistas perėjo į blenderį, nes labai paprastai sako, mums 3D Max'as metam kainuoja 10-20 tūkstančių, o čia aš visam gyvenimu už 1000 nusipirkau viską. Kas tau yra spausint įdomu arba dėl kokių gaminių ar detalių gali kreiptis į tave? Kokie tavo pajėgumai, galimybės? Kol kas pajėgumai tokie, kad turiu 3 spausdintuvus. Kreipiasi šiuo metu vienas toks iš didesnių užsakymų, tai pagaminti 2 metrų arką aukščio, 2,40. Tai spausdinu detalėmis, dalimis. Čia Lego darysi, valia. Panašiai surinkinėsiu, tai spausdinu dalimis, kaip Lego surinkinėsiu. Pajėgumai, tai spausdinimo greitis nemažas. Tikrai, ką aš anksčiau spausdindavau 15-20 valandų detalytę, dabar pas mane per 2-3 atvaro. Planas plėstis iki kokių 6-7 spausdintuvų, tai šiuo metu pajėgumai, kaip pasakyti, pradedančio. O dabar kokias detalės, kad įsivaizduot, nes galbūt ir man to reikia, bet aš dar neįsivaizduoju kaip AI-jaus panaudojimo, jis kaip ir yra aplinkui, bet kaip jį integruoti į savo rūpestėlių sprendimą. Vat su detalėm, tačiau reikia sugalvoti, kas sulūžo, ką nori, gal kažkur reikia patobulinti, tarkim, vat matau, turi akumuliatorių, galbūt reikia gražios dėžutės sudėti jos saugiai viens nuo kito su tarpu. Tas pats, vat matau, šito štatyvus, galbūt tiesiog vieną atsarginį akumuliatorių turėti šalia. Taupyti laikui, kad vat nusėdo, neieškoti, nelakstyti aplink stalus, o vietoje akumuliatorius yra pakeitė. Tada gali būti tos pačios HDMI apsaugos laidų, nes jie lūžta. Aš pats esu dalyvavęs 3 metus filmavom ir mes HDMI laidų veždavomės pusę mašinos, nes jie po filmavimo būdavo 1-2 sulūžę. Pas mus buvo aktyvus filmavimas, nebuvo toks statinis. Tai vis tiek eina, užkliūna, nutraukia, nulaužia, dar kažkas, tai visą laiką būna problemų. Gali būti detalės, kurių neina tiesiog nupirkti. Vakar buvo su vienu žmogum kalbėjau, bet jam per brangu, jam reikia mažą propeleriuką. Pas jį ten kažkoks įrenginys, ar vienas propeleriukas sulūžo. Ir jo nėra nupirkti niekur. Tai jam reikia nuskanuoti arba sumodeliuoti ir atspausdinti visą šitą. Gali būti žaislai vaikams, rekvizitai visokie. Aš dabar vienam gimtadieniu esu atsispausdinęs rekvizitų kalną. Yra labai populiarus, išpopuliarėjęs cosplay vadinamas, tai visokius kostiumus galima spausdinti, galima vos ne visą šarvų rinkinį atsispausdinti. Kiek fantazija neša, aš jau net pats kartais pasimetu, ko noriu. Pats atsispausdinau nedidelį sunkvežimiuką radio bangom valdomą. Tai kitas planas tankiuką atsispausdinti, kuris sukiosis važiuos. Toksai atrodo vaikiški žaislai, bet tai irgi labai plati rinka ir būtent už tą tokį kamaziuką žmonės pamatė, kas supranta, tai vaikšto ir jau klausia, kiek kainuotų. 3D spausdinimas ir 3D vizualizacijos. Kas tau yra priimtiniau, norėjau, kaip iš rekomendacijų pusės? Apskritai, kokių rekomendacijų norėtum? Rekomendacijų labiau norėčiau, kas susijęs su produkto vizualizacija. Tai vis tiek yra kūryba, kuri duoda man tą išlaisviną matymą, akį, klientui patikti, kaip aš matau, su juo derinti, kalbėti, tas yra įdomiau. O jeigu tai paėmus, tai aš vis dabar renkuosi 50-50. Nes spausdintuvui padarėjai, paleidai ir tu jam pamiršai kokiam porai valandų. Tu nesėdėsi, nežiūrėsi. Tuo metu gali ir grafiką daryti. Kodėl tave rinktis? Kodėl tave rekomenduoti? Ką reikėtų pasakyti potencialiam pirkėjui? Labai gerai rekomenduojat
kosmetika, ar kas nori vizualizuoti kosmetiką, galima pasakyti taip, kad tai yra žmogus, kuris fotografuoja, supranta, kaip turi būti, daro grafiką ir dar yra labai paprastas slaptas kabliukas. Aš pats esu baigęs kosmetologiją. Kosmetologas. Tai supranti, kas ten kremų sudėty yra. Taip, kas kremų sudėty ir aš suprantu, kaip jį pateikti moteriams. Nes būtent kas perka kremus daugiausia moteris. Netikėtai. Netikėtai. Patraukti akį, kompiuterinę grafiką ir aš moku. Ir perdodu klientui. O 3D iš tos pusės spausdinimo? O 3D spausdinimo, tai čia jau praktiškai negalima taip sakyti, bet visi kas nori. Gerai, kas nėra tada klientas? Kas... Mano klientas nėra pagrindė, kas su AI dirba, bando dirbti, nes tai tiesiog nėra mokus klientas, jie ieško kur pigiau ir stengiasi daug nedaryti būtent vizualizacijų susijusių su aplinka, su namais. Interjero dizainas dar tikrai patinka, ten labai galima gražiai sužaisti su šviesom, o būtent lauko aš mėgstu tokį realistiškumą, fotorealistiką. Ir man žinant, kaip tai daroma, kad turi medžiais paslėpti vietą, medžiai slėpi vietą, kad nesimatytų tavo klaidų arba ten kraštų, aš tiesiog negaliu perlipti per save. Tai vat, būtent eksterjero dizainas ne man. Turi minty tas, kas yra jau pastatyta ir kad reikia paslėpti? Kaip pavyzdys, kvartalą stato, tiesiog stato kvartalą, jį reikia įkomponuoti arba įdėti nuotrauką padarius, arba tiesiog vizualizuojant apstatyti medžiais, kad bus apauginta. Nors žinom, kad realybėje to nebus. Ir aš neperlipu per save, dariau... Nenoriu meluoti. Nenoriu meluoti. Ir man realistika ir viskas. O ką su interjeru? Gauni interjero vizualizaciją ar nuo nulio nupieši? Galiu ir nuo nulio, bet dažniausiai tai man atsiunčia jau paruoštą SketchUp failą, pačius dokumentus ir mes jau su dizainerė susėdam ir aš išdirbinėjau teisingą apšvietimą, nes programa sugeba fiziškai atkartoti, fizikiniam savybėm atkartoti šviesos sklaidą. Tai SketchUpas jisai negali? SketchUpas gali, bet dar reikia papildomai įskiepių, galingų kompiuterių ir susiduri su tokiu dalyku, kad tau tas vizualizacijos išleidimas nuotraukos parą užtrunka, tai tiesiog... Per daug resursų ir tam pačiam dizaineriui apsisunkinimas. Taip, minimum kompiuterių užimti reikia. Taip, plus ne visi būna piešia, kurie daro tik tais planus ir duoda kitam vizualizuoti. Tai iš plano gali jau suvizualizuoti. Taip, iš plano galiu suvizualizuoti, bibliotekos visos internete prieinamos, visko pieš nereikia. Man planas susako, ką reikia sudėti, aš sustatau ir tada jau susijungiam internetu online ir žiūrim, tikslinamės, kur kokia ar klaidelė, ar kažkas negražiai stovi, ar nepatinka. Tai vis tiek daug paprasčiau negu ateiti į namus, nufotografuoti ir su Photoshopu dėliotis viską. Kai tave rekomenduoja, kokia tikimybė, kad yra geros rekomendacijos, kurios virsta užsakymais? Ar dar yra kažkokia žinutė, kurią reikėtų iškomunikuoti kolegom ar žmonėm, kad tiksliau tave reprezentuoti ir kad nesudaryti kažkokių netinkamų lūkesčių rekomenduojamam žmogui? Mane rekomenduojant galima pasakyti klientui, kad aš gaminu nuotrauką. Fotografas fotografuoja, o aš nuotrauką padarau. O tas ir yra skirtumas, nes kai kada būna tiesiog rekomendacijos tokios ateina, ar gali sutvarkyti nuotraukas. Aš su nuotraukom visiškai nedirbu. Visiškai su jokia forma, vienintelis, ką aš sutvarkau nuotraukose, nes nenori iš renderinus failą, pas mus yra renderis vadinamas, iš renderinus nuotrauką jinai truputį tampa tamsesnė, tai reikia pašviesinti. Tai yra vienintelė manipulacija. Daugiau jokių kaitaliojimų, nieko tiesiog, nes tai yra laikas papildomas ir kitos programos, kiti specialistai tą daro. Tai va, ir būtent mane lengva pasakyti, kad jeigu reikia geros nuotraukos, kurias bus nenufotografuota, bet padaryta. Įdėta reikiamą erdvę. Ir įdėta reikiamą erdvę. Reikiamų kampų, kur nori, kad apšvietimų galiu ant Everesto viršūnės padėti, jeigu reikia debesyse. Tai su Photoshopint sudėtingiau bus. Bet realiai tu turi ir produktą dar padaryti, ne tik tai. Jis reiškia, turi būti, jeigu nuotrauka, tai turi būti jau tam tikrų rakursų ir organiškai sukomponuoti. Taip. Tai čia jau fotorealizmo ir prasideda reikalai. Taip. Nes visos medžiagos, visą laiką naudoju tas fotorealistinės medžiagas, tai visos šitos siūlės atsikartoja ir taip toliau. Tai čia atrodo lengva, bet ir lengva, ir nelengva. Kas nežino, tai atrodo kosmosas. Kas žino, tai čia greitai pasidarai. Kiekvieną dieną kažką išmoksti naujo.
Tai jeigu reikės vizualizacijos, kad skaniai, kvepalai, prekybiniai dalykai, kurios galima pačiupinėti, parodyti, atsivaizduotų tiek reklamose, tiek internetiniam tinklalapį, leidiniuose, ruošiantis parodom, čia begalinė fotorealizmo panaudojimo, nežinau, erdvė, tai susisiekit su Povilu, gumbrevičius.lt, aišku, kontaktai bus po šio video. Ačiū tau, linkiu klestėt ir gyvers gain. Gyvers gain.